galimai dėl to mes čia visi pesdom ir apsitriedę esam. Dai metiano, no? Me, you. Hakuna Matata, Hakuna Matata. My friend, how are you? Hello. Hi. Let's get this bread. Šią egzekucijai viską vakaro. Do you have money for us? Do you have money? Do you have money? Any money? It's me, Geoffrey, my best friend. Yeah, this is Kenya Rupa, Eldoret. To use it. Ah, madam so. I got robbed in the middle of the day in Eton. Okay, have a great evening. Nice to meet you. Yeah, nice. Yeah. I live in Valencia, I live in Italy. Labas rytas. 5:40, 5:05 išvykstam į Moyben Road, long runas. Turėtų kažkas būti panašaus į kažkur 5-8 kilai easy pace ir tada koks 1-2 kilos race pace. Tai long runas, 2-5 kilai gal bus mano ilgiausias bėgimas gyvenime, nes aš nebėgęs ilgiau nei pusmaratonis niekad. Tai pasižiūrim kaip seksis, reikia jau man skubėti. Ir žiauriai įdomu ten pabėgti. Bus biškai labiau flat, biškai žemiau, turėtų būti lengviau. Lekia. Tamsu kai šiknoj. Nieko nematau, Ai. Morning. Thanks, Elvis. See ya. Kapot. Jau viskas, šiandien per daug nešnekėjau, daugiau buvo sporto, tai realiai ryte bėgimas, kėlėmės 5 ryto, varėm iki Moyben Road, ten kosmosas, ten kokią lygą bėgikai kiti, grupės ten kosminės lenkia, bet žiauriai fainai buvo, kad atlaikiau 5 kilus, ilgiausias bėgimas mano gyvenime, tai kitą savaitę turbūt dar ilgesnis bus, bet vis tiek malonu pasidžiaugti. Ir po to pamiegau, pavalgiam, tada editinau video, tada pasiėmiau dviratį, prasimyniau su dviračiu valandėlę, easy ridas tiesiog, daug kalnų, tikrai nėra lengva mint, gravelis, tai padangos irgi žiauriai storos, tai greit neišeina važiuoti, bet pasikrauau pedalus, viską susitvarkiau, rytoj irgi 3 valandos easy ridas, tai einu miegot, editinau YouTube video, nes nemažai medžiagos prifilmavęs ir labanak susitinkam jau rytoj. Labas rytas. Jau beveik viską surašiau dviračiui, pavalgiau pusryčius, varau 3 valandas prasimint, tai šiandien toks activity, lengvai prasiminsiu, pažiūrim, kaip seksis ten. Ir po to sėsiu editint turbūt YouTube video, nes kiek prifilmavęs ir vakar editinau ir netyčia ištryniau viską, susinervinau, tai jau miegot, tai dabar einu prasimint, gerą laiką apturėt ir tada sėsiu prie editinimo visą dieną turbūt.
Labas rytas, jau išsimegojom po 7:48 varom hill sprintus daryti. Tai biškai po tiek dienų sporto toks pavargęs, bet normaliai visai excited, biškai labiau gal per daug aktyvičių man, norėčiau pailsėti truputėlį dienos metu, bet vakar pailsėjau, editinau YouTube video, pagaliau sudėtinau žiauriai geras idėja turėjo gautis. Tai lekiam sportuot ir susitinkam jau vėliau. Tai jau apturėjom rytinę sesiją, buvo 8 uphill sprints, po 10 sekundžių tai kažkur šiam 8 metrų gavas turbūt 8 pagal laikrodį. Ir jo, pasirodo, europiečiai gali dominuoti sprintą. Keniečių spaceris dėjau vietą, realiai keli europiečiai, tik Olandas ir Ispanas, neblogai bėgikai, tai jos jau sunkiokai aplenkt, bet vieną gerą turėjau. Tai jo, dabar bus seminaras. Pavalgiam pusryčius, einam dabar dar papietaut. Ir po to yra strength and conditioning training, tai presas nugara. Ir turbūt viskas jau šiandieną. Tai pafilmuosiu, kas įdomiau iš seminaro. There's a few things that were interesting here. One thing is that when they follow the national level swimmers throughout the year, because this is not a study which they just did on one day, especially the national level swimmers, they followed them from January to December. And they tested them on different occasions, and they found out that their pain tolerance was changing throughout the year. When they were off season, they scored 116. When they were in a regular training period, they scored 131. And when they were in the training very hard and getting ready for the races, they were scoring 198, which was incredibly high. Jau pašnekėjom, tas seminaras buvo ilgas, bet pakankamai naudinga informacija, iš tikrųjų, kaip galim treniruoti, kaip gali mintis mūsų afektinti visą sportą. Tai iš tikrųjų reikia save raginti ir panašiai. Ir irgi paminėjau ir manifestavimą, kas man pakankamai suveikė, sakykime, Vietname, nes tikrai tikėjau to ir dariau viską, ką galiu. Aišku, kažkiek ir pasisekė, bet jo, manau, kad tikrai naudinga informacija, kad reikia treniruoti ne tik savo kūną, bet ir galvą, nes labai didelis impactas yra ir žiūrėjom visokių research ir panašiai ir tik įrodė, kad būtent psichologija gali net pabūstinti tavo performansą iki 20%. Tai tikrai nice. Dabar jau einu biškį padėtin dar video ir 5 varom į strength and conditioning training, tai susitinkam ten. Va taip, Kenija atrodo barberinė. Getting a nice fade. Nuvarėm į strength and conditioning training po džimo. Realiai tiesiog pamiršau kamerą, varėm su Emil ir jo menedžeriu pavalgyt. Tai prižvengiam panašiai ir grįžau namo. Tai iš tikrųjų šnekėm su Emil, nes sakė, šefo prigavo, kad laiko ant saulės mėsą, tai galimai dėl to man skrandį paleidžia. Bet nebedaug liko, tai bandysiu irgi prigauti, kad pasakyti, kad nedarytų taip. Nes jau pusę dienos laiko mėsą ant saulės ir tada eina kepti, tai galimai dėl to mes čia visi pesdam ir apsitriedę esam. Ir sakė, jis dabar persikėlė kitur į viršų, tai sakė, nėra tokių problemų. Tai rytoj 6 keliamas, 6:30 išvažiuojam į Eldoretą į treką. Tai iš ten bus vaizdų, bus įdomu. Dabar jau labanakt, sorry Šaika, bet per daug neprifilmuoju šiandien. Jau rytas po 6:28, susirašiau viską visai dienai, pusdienį realiai, nes liksim Eldoretę, dar varysim pavalgyt, varysim pas kažkokį olimpinį čempioną.
Patiksinsiu vėliau, neatsimenu Maros, 1500 metrų olimpinį čempioną kažkurių metų. Tai papasakos istoriją, parodys video, pafilmuosiu, turėtų būti įdomu, kaip jis viską pasiekė, kaip jam viskas sekės. O dabar jau lekiam į treką. Jau prasibėgom, atvarėm dabar į tą molą, kur aš plaukiu iš realiai. Tai varysim papusryčiaut. Ir žiauriausias dalykas yra tas, kad realiai mano VO2 max buvo pakritęs iki 50 praėjusią savaitę. Čia pasileidau 300 metrų žemiau, prasibėgau, žiauriai gerai sekęs, kojas visos nutaršytos, tikrai nuvargęs, bet dabar PM7 ir tokias skaičius dar gyvenime neturėjau. Žinau, kad nėra labai tikslu, bet vis tiek smagu matyti progresą. Tai įdomu, kas dar bus po pusantro mėnesio. Išnešim viską, karočią. Kas juokingiausia, tai sutikau tą čiuvelį iš Matatų. Tai jis yra bėgimo treneris ir sako, gali prisijungti su mumis sportuoti nuo kitos savaitės, jei nori. Tai pažvengiam dar. Ir viso, tai jaučiu gal susirašysiu, nes turėjau numerį. Ten su elitiniais atletais realiai dirbo, tai būtų įdomu su jais pasportuoti. Pagaliau pavargiam burgerio po 2 savaičių. Po 2 savaičių burgerį valgiau, koks žiaurus buvo. Dabar vėl galima nusinulinu, galima toliau gyventi, varom pas olimpinį čempioną Maros ar 3 vietos nugalėtoją 800 metrų Maros. Tai susitinkam jau ten. Davaitė. Atvarėm pas olimpietį. O, kojom tai pyza. Taip atrodo. Hi, nice to meet you, Simas. Aš egzekucijai viską vakaro. Paruošęs viską. My people Okay, next time I know when we come here. Yeah, there's no problem. Yeah. You can see already this is the house of an athlete. You don't have to. Yes. Kind of museum, huh? Kind of museum, yeah. Alfred Kirwayewu, you can see that is me. Yeah. So, karibuni. Asante. Yeah, I did some. I got a chance to represent this country in World Championships and Olympics, and also World Junior in Italy, Grosseto. That's my first. Grosseto. Yeah, Grosseto was my first race international. That's why I got my first silver medalist. Yeah, when I was still young, I was still in high school. So whenever I go to Italy, I always remember Grosseto. Of course, it was a nice place. Yeah, Toscana. nice place. Because I was one of the lucky athletes to get a medal. Yeah. So that's just it. And then after that, we proceed to some other races, championships, and it was in Osaka, Japan. Yeah. 2007 World Championships. Yeah. We didn't have so much YouTube yet, so I think you're here. Yeah. That's me now, the young one. You see, I was big box kicks like that. Yeah. But I came from outside, you know? You see? Yeah, that's me now. What a race. So you can see now, no one was expecting that. watching the race. I can help a little bit. Yeah. I mean, nowadays you see the cameras are of so high quality when it comes to, you know, Yeah. World Championships. There's Just this. go back. There's the one on the side. Yeah, chest, not head. The chest. They use that. Maybe it's the heart. Ah, there we are. Thank you.
And of course they have the finish photo. Yeah. Jau vakariukas išsikrovė kamerą, kai buvom pas tą Alfredą. Tai žiauriai fainai iš tikrųjų pašnekėjom, pasako, kaip jis dalindosi vienus batus ir šortus su 3 žmonėm. Ir būdavo varžybų, kur tiesiog turėdavo laukti, kol kitas užbaigs, kad ir būdavo ant triusikų bėgdavo čia Kenijai. Tai žiauriai fainas žmogus, žiauriai paprastas. Ir tiesiog išsikrovė kamerą ir po to jau žiauriai pavargęs buvau, nes 2 žiauriai intensyvės dienos buvo su sportais. Nusivariau ir rytoj jau easy runas, atsigausiu, biškį pamėgau, pavalgiau, padidinau video ir jo, bandysiu daugiau orientuotis jau į triatloną, bet kartu pagrindinę koncentraciją bėgimui ir jo, reikia įsivažiuoti, bus tų sunkių dienų, bet yra kaip yra, sorry, kad tiek medžiagos gal nėra šios dienos, bet stengiuosi, kai galiu daugiau ir tikrai nėra lengva ir sportuoti, ir aukštikalnėse, nes ir dabar dar kojų nuovargis tas įdėjo, bet manau viską pramušim su laiku, visas progresas žiauriai kyla į viršų ir manau bus amazing tikrai rezultatas po viso laiko čia. Labana Šaikytė. Labas rytas, varom jau prasibėgti, truputėlį vėluoju, pavargęs belė kaip iš tikrųjų, kojos labai kumpio šniūrų skauda, hamstrings. Tai jo, easy runas, neperspausiu, 5 minučių max ir jo, tada pavalgau ir varau baseiną, ten biškai gal smagiau padirbėsiu, biškai daugiau relakso raumenim. Davaitė. Prasibėgom pakankamai lengvai, gal 6-16 peisas, pulsas dar žemėja, 100 kem pulsas su kalnais. Tai kadangi mano pulsas šiaip nėra labai žemas, labai džiaugiuosi. Ir dabar lėkiu į Eldoretą, kai pasiėmiau piki, lėksim iki Matato ir pūsim į baseiną. O po to dar turim aktyvičių, tai reikia suspėti. Dabar jau 9. Varom į piki. Šiandien gerai, nereiks ir skubėti baseiną, tikiuosi, kad jis vapšė dirba ir jokių varžybų nebus. Tai galėsiu atvažiuotis nuo kalno. Galėsiu neskubant viską pasidaryti. Bus chill. Ir gal net ilgesnį plaukimą, tikiuosi. Reiks greit plaukti, kad nesušaltų. Susiprato, atvažiuoju. Hi, bro. How are you? Yep. Should I hop on? Yeah, let's go to Matato. Huh? Yeah, Matato to Eldoret. Huh? Come in front a little bit. Huh? Come in front. Labai daug nori šnekėtis, tai šalta biški, vėsų rytas, laukiu, kol užkepinti saulikę. Ir Eldoret Matato. How much? Go to back? As always. Asante.
Jumbo. No, not you. Me. Is it okay? Okay. Kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu rais aliyebadilishwa Rigathi Gachagua katika maeneo ya kisiasa ya Kenya. Wakosoaji wameuliza Dar vieną žmogų turėsim oro sudalpinčio vis tiek. wafuasi wakisifu kama mbinu bora ya umoja wa kikanda. Mchambuzi wa kisiasa Kazini Muga anasema kwamba uwezekano wa muungano utaongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa mlima Kenya. Eilinė kelionė į Eldoretą. I think there should be one more person here, yeah? What a shame. Yeah, I will get to you. Mchezoni Morocco wameamua kukata It is what it is, you know. kusababisha faini ya dola za Marekani 1415 kufungiwa mechi kutoka In my place, kombe la mataifa. we have big buses. Vurugu shirikisho lao lilisema jana baada ya uchaguzi But na like 48 very big and modern, you know, with air conditioning and everything. kutokana na machafuko. Go on, try it. Perfect. Me, you. Atvariau Eldoretą, kažkokia pana šalia sėdėjo, šnekėjom, tai sako, tipo, iš to Itano yra, tai sako, tiesiog fermoje gyvena ir sako, koks dar darbas, sako, reikia karvės prižiūrėti, reikia ožkas prižiūrėti ir taip toliau, tai toks įdomus gyvenimėlis, bet smagu pašnekėti su tokiais žmonėm random. Tai varau dabar į baseiną, reikia pasižiūrėti, ką treneris užrašęs ir sudaužytą baseiniuką nesveikai. Visą, susitinkam baseiną. Eismui ribų nėra čia, kaip ir buvo tikėtasi. Per pešiųjų. Bet jau nebe pirmas kartas. Per bėgius. Tai gerai nutaškytas iš tikrųjų po tų 2 dienų. Bet let's get this bread. Žiūrėjau normaliai, kiek kelionė truko. 1:20. Tiek laiko reikalauja į baseiną nuvaryti. Yra kaip yra. Reikia dirbti. Tyčia jau ir baigęs vaikų trefkę, tai turėjau plaukti realiai va taifą. Ir čia yra tokie tos atramos, kaip pisau kulną, tai maža nepasirodė, bet svarbu laimingai. Tai gal 2,6 km, džiaugiai sušalau eilinį kartą, vėl pusvalandį po dušu stovėjau, bet teks priprasti, ką darysiu, bandau greičiau plaukti, bet vis tiek kartais šalta, kol užsimeti lastus ar pedals ar kažką. Tai bandžiau tiesiog greitai nudaužyti. Ir varau dabar jaučiu KFC, pasilgau belia kaip KFC. Ir tada varysiu namučio. See ya, bro. You're finished? Yeah. Where are you heading now? Yeah, see ya. You are going where? O čia vat pastorius dar sutikau. That is me. I'm showing them. That is me, Geoffrey, my best friend. Yeah. This is Kenya Rupa, Eldoret. The capital city. It's very cold in the pool. Huh? It's very cold in the pool. It's very cold. Kainos tai labai panašios, gal net kaip Lietuvoje sakyčiau. Apie 5 eurai, 4 gal. Burgeriukai. Tai pasiėm double crunch burger kokį. Bus gerai. A jeigu mylas, kiek kainuoja? 809. Nu tai kažkur gal
Ne, va gal 5 eurai. Tai kainavo viskas 5,85 euro. Realiai pigiau tikrai. Tai dabar bandom palest ir skubėti jau turbūt į Matatą ir lėkti į Teną. Vsio, šakytą pasimatom iš Medinės prie Matatų turbūt. Čiau. Pučiam. Geras orelis šiandien. Važiuojam ir beveik kiek ten kebras. Nėra labai jauku dažniausiai, bet išlaviruoja kažkaip. Visi labai nori tą kamerą palies, bet laikai stipriai. Good. Yes. My friend, how are you? Hi. I need to go to Italy. Take me your photo. This video. Yeah, media. They know. No. Yeah, my friend. To use it. Madam Su. That guy. That just see. Yeah. My friend. Anjogo chap. Kaip ir sakiau. See the guy. My friend, do you see somebody? Fasting. What the fuck? Yeah, 4 days. 4 days. 4 days. No eating. No eating. Why is doing that? Urination. Challenge? Challenge. It's crazy. He's crazy. It's crazy. So I want you to. No, don't worry. I will hold. I need to go to Ethan. Ethan, yeah. Yes. 200. Yeah. 15 shillings to stay. Do you have change? Oh, thank you, brother. Talk about. Asante. Hey, bro, don't do that. That is stealing. Yes. To this guy. I need the fastest Matatu. Let's go. Thank you. If you convert this to Kenyan money, how much is it? This 1,000. It's not a lot. So you can take photo. Thank you, guys. But it's empty. This one. I need to go. I need to go, bro. It's 200. This is not Kenyan. What about that one? This is not Kenyan. This is Vietnam. How much? Not a lot. How much? It's Vietnam. How much in Kenya if you change? In Kenyan, 200 maybe. I don't know. I can't remember. Not a lot. That's the gift. Take it if you want. Gonna be a surprise for you. 150. 150. This is 50. 50, 100. Okay. That's the city. Songa kidogo. So let me go and check. If I get something, I know you. You are my friend. Yeah. Don't worry. I will take my backpack. It's okay. I go to the back. Thank you, guys. Welcome again. Asante sana. Sugebėjo padangą atleisti. Tai pripūtė padangą, nežinau, važiuosim, bet tikiuosi, kad lekiam. Turbūt, kad lekiam viso. O šiaip ne visad nėra labai jaukus tais Matatu važinėt. O kitas dalykas, tai padanga prakiurus, belekaip lekiam kokią 102 ir stabdžiam pizę. Ta prasme, nestabdo mašiną. Tai nėra kartais fainai važiuoti su tuo Matatu, bet yra kaip yra, nuotykis ir kartu dar kontentą prifilmuoji. Tai dėl to vien smagu pabendrauti su žmonėm. Aišku, ne visada. Tai jau šalia namų varysiu biškį palisėti ir varysim kažkur ten į tą vietelę, kur ten suplanuotas sustovkę. Nuėjau pamiegoti. Taip būčiau miegojęs dar kokias 2 valandas turbūt. Nes 2 ankstas ir tai tokia buvo.
nepasakyčiau, kad labai daug miego, bet tai ir užbildina charakterį. Tai biškai prasidinu, varom turbūt Karanžinų namus. Simas. Krishna. You're Krishna? Yes. Nice to meet you. It's not water. Coca-Cola. You want Sprite? Take it, but share. Crazy. I got robbed in the middle of the day in Eton. Nedidelis nuostolis. Have chupa chups, no? Do you have money for us? Do you have money? Do you have money? Any money? Give me your watch. Better. Vyras šį kelią tyrinėja. Atvarėm į kažkokią hotelę. Einam pažiūrėti, kaip atrodo. Tikiuosi labai ilgai neužsibūsim. Galima bus pailsėti. Nes nusiknisęs kaip šuo. Tokia hotelė. Not me. I grew up like 2 hours away from here. It's harder. Now you use this. It's for milk, I think, yeah? For it, or? I think in the museum we saw it. Stronger liquor. One will be harder, this one. Stronger. Oh. So that you can do like there's also some other grass which is a bit longer. And even time these Pasižiūrėt, kas ten gera. Welcome in. Yeah. Go. This is exactly my size. You guys can come in here. So it's like a kitchen? Yeah, this is the kitchen area. So Yeah, the smoke is there. My lungs That's the fun part. I cannot handle this. Yeah. Double. Imagine me white. This is like the kitchen area. And I think next time you can make more windows and that's it. Well, the window is normally one. It's just that's how they normally make it. Yeah. This is milk? Really one person now. Yes? This is the milk? Yeah, so what before you... Yes, Monica also use. So for guys come for the person, huh? Yeah, they know tomorrow. tomorrow you're It's fast. a fat percentage. Who has the lowest fat percentage can drink the most milk. They know. It doesn't look so bad. You will be super fat. Yes. Black magic. Just a little bit. Power. Okay, thank you. Not so much. Kefyras kažkoks. He wants more. Nice. Ugali. Ah, no, you have another? You tried? Yeah. Yes. Maybe. I really like it. You can I take would ugali. like this. It's not a big Someone meal else. anyway, but this is next level. Loading for tomorrow. It's kefir. Yeah, it's similar to some kind of fermented. Yeah, she has the long life. Let me show you. We do like this. Like this. Wait, I wanna film you. I wanna film the original way. Can you? For the best. Wait. Opa! Viskas, jau grįžom namo. Einam ilsėtis, žiauriai pavargę šiandien. Tai kažką pačilinsiu, jau šiandien leisiu savo. Nes visą laiką editinu ir ilsai YouTube. Bandom pumpuotą kontentą ir daug jo čia yra. Tai jo tik turbūt nemažės apsukas. Kartais reikia ir pailsėti. Tai visą šakyte, iki rytojaus. Biški užkandom, ruošiuosi pirmam fartlekui su kenijiečiais. Plemba, gerai išsimagau, kojas dar biški skauda. Bet manau, nudaužysim. Bent pažiūrim, kiek laiko galiu išlaikyti tempą su jais. Ar atlaikysim ar ne.
Dar kitas dalykas, ką naudojam bėgimui. Ball Ego Ball Lotion. Let's get this bread. Palsėjom truputėlį, biškį ir pasnaudžiau, bet galiu pasakyti, nuovargis tikrai akumuliuojas. Pakankamai sunku čia aukštikalnėse bėgiot. Ir dar gyvenime neturėjęs, turbūt pirmą savaitę stovyklos 80 kg prasibėgau. Tai nebuvo lengva. O šią savaitę labai daug speedwork buvo. Tai išsitaškęs, o dar kartu reikia važinėti į baseiną. Reikia mint, tai varom dabar susitikimą su 10 kg cross country pasaulio rekordininkė. Dar kitas juokingiausias dalykas, kad ir kur nuvarai kažko šnekėti, visi sako, pristatykit, pasakykit, iš kokios šalies esat. Ir realiai sakau Lithuania, visi tokie, Lithuania. Ir paklausė, ar žinai šitą šalį, sako, nežinau. Tai visiems tokia Lithuania, what the fuck Lithuania? You love Germany, so Yeah, these guys have those food. I had a world record for women who live there. Oh, was there? Yes. Yeah. Which city? Adidas headquarters. Yeah, it was that race, I remember. Last year. Yes, they were doing those... Adisero route record. Yes. Okay, cool. Yeah, so let me also sit down. Sorry, kad be mikrofą, bandysiu iš arčiau šnekėt, kad girdėtus, nes paskolinau treneriui, darys kažkokį video. Tai pašnekėm su Agnes. Ir iš tikrųjų žiauriai faina pana pasirodė. Tokia paprasta, papasaka istorija, kaip sunku buvo gyventi, panašiai kaip pas abėgiotą. Tai jo, dažniausiai atletai tokie būna pakankamai dry, bet jo, jinai pasirodė, kad, žinau, gal gyvenimo mokyklą praėjus irgi, manau, kad daug tokių žmonių yra labiau maladėts. Tai va, varau dabar, persirengt greit, iškirpsiu buvau jau 4, varysiu prasimint, nežinau, valandą, pusantros, pažiūrim. Vakariukas prasiminiu, valandą 20 turbūt gavas, tai žiauriai smagiai, daug kalnų, pakankamai sudėtinga, bet biškį atsigau, nes buvau žiauriai pervargęs ir pavalgėm vakarienę, biškį pasidėjau prie kompo ir jo, tai einame gušiu, rytoj Izranas labai anksti, 6:30 maros, tai jo, susitinkam jau ten. Labanak, šaika. Labas rytelis. 6:25 kojos
kažkiek geriau jau šiandien. Galvau, po vakar bus iš vis riesta. Bet reiškia, tiesiog jau kūnas pats gal pasiėmė. Nebeleido tiek pušint. Tai šaunam bananą ir varam į easy runą. Pup. Nu ką, ryte jau prasibėgom, pradėjom jau pakuotis. Rate my outfit. Gal minučių bėgavęs. Tai biškai kojas pravedint. Rytoj 28 kilai. Bus ką veikti. Tai jau viską susirašiau. Sėdėjau daiktus ir rytoj persikeliu į kitą vietą, į Swisside. Ten yra ir sauna, džimas, gal truputėlį geresnis. Krioterapija. Tai biškai moderniau ten, bet labai patiko ir čia. Tai labai rekomenduoju irgi Kenya Camp. Žiauriai fainai pas Hugo. Tai tikrai žiauriai fainas treneris, dar sudėliojo planą man iki maratoną. Nors ir turiu trenerį, bet gal labiau klausysiu jo, nes jis labiau bėgikas maratonininkas. Tai va, lekiam dabar pavalgyt į Kerio View, jau esam ten buvo. Tik kas stovyklai nėra buvo, tai skanu ten, pavalgysim, pabendrausim. Viso, papasakosiu kažką daugiau iš ten. Wave to YouTube. Say something. Hello guys, hi, welcome to Kenya Camp. O vaizdelis tai bombo klat. We respect the traffic. Pasivaikščiojimas. Buvau tik kokia atėjęs, bet gerai atrodo diena. Jau prilėpėm, smagiai pašnekėjom, gramų pilvo suka. Turbūt visą kelionę čia bus toks on and off visą laiką su pilvu, bet yra kaip yra. Varom namo, reikia gal biškį pasnaust, tada salytę su visais. Ir savo vakariukas, reikės prisėsti vaditinti šitą video turbūt. Ir jau sutinkam vakare arba salėje jau. Oi, tas upis, tas kalnas. Oh, you started already. Just to be the best, huh? Yes. I was late on purpose. 20. Tai šiandieną realiai tokia gal ramesnė dienelė, kelios dienos tokios ramesnės, biškį reikėjo atsigauti, nes tikrai sunku su krūvis ir panašiai. Biškiau buvau toks nepatenkintas, bet dabar atsigavęs, pailsėjau, dar dieną panepinau. Tai rytoj long runas, 28 kilai, 5 moras važiuojam belia kaip anksti. Bet bus geras rytas, manau, pradėjus bėgti, jau įsivažiavus bus šiauriai gražu. Ir baigsis stovykla. Viso, tai bus mažiau aktyvičių, bet reikės kažkur lys, kažkur vis tiek paveik kažką. Tai jau kaip ir diofas netoli gal turėtų būti, nes kosminiai šio volume varau realiai negyvenime neturės 7-8 kilų savaičių. Bet viskas gerai su tuo, tam ir atvarėm čia, kad tobulėtum bėgimo, viskas šiauriai gerai, kojos tokios medinės, bet atlaikysim. Ir jo, rytoj gal varysim kokį naktinį gyvenimą pasižiūrėti, biškį kažką išeit, prasiblaškyti čia ir tą miestelį, kad neišprotėt, bet šiaip labai gerai jaučiuosi, tik tai, kad noris irgi kažką nuveikti kitokio nei sportas. Tai pasižiūrim, kaip ryte sekas ir Labana chebrytė. Zdarova. Biškį refinkinį gyvenimo sprendimus, ne, bet šiaip visai gerai mėgau. 5:35. Važiuojame į Moyben Road, nutrašyti 28 km. Atkalsim, manom, ir viskas bus gerai. Tai susitinkam jau iš treniruotės. Ciao.
ką jau pasnaudžiau, užkandau ir dabar tiesiog susidėjau daiktus, persikraustau į kitą vietą, 1 kilometrą, bet su pirda, 2 lagaminus ant vienos pirdas susidės nuveš, o aš su dviračiu atvažiuosiu, po to varau prasimint valandėlę ir aš galvoju, kas čia laukia krepšta, žinai. O ten misteris Vėžlys. Lėtai vaikšto. Ai, nu čia karočiai iki rytojos lauksiu to Vėžlio, dėl to ir Vėžlys. O šiaip bėgimas tai truputį gal challenging buvo į galą dėl to, kad didelis volume, bet tikrai nice, džiaugiuosi progreso. Manau, kad Vietname gal mane tas karštas pristabdė ir dabar grįžinėjau į formą. Tai tikrai džiaugiuosi ir manau, kad tik gerės visas rezultatas, reikia nepaleisti. Kol kas kūnas leidžia, tai reikia toliau drožti. Oi. Ką jau, vakariukas, pavalgiam, pažinau biškės už chebras daugiau. Tai gyvenu su lietuvium, ultrarunneriu. Gedimino Grinim Maros. Tai fainai, kad lietuviai vienam kambarį trumpai, bet gal prasibėgsim, kažką kartu padarysim. Ir prasimyniau dar šiandien, tai kojytas tokias, biškai gal kalėnės skauda, bet viskas okei. Tai varom dabar į kažkokį klubelį. Tai įdomu pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Ir laukiu hebros, dar kažkas iš stovyklos prisijungs. Ryta renkas. Mūsų fotografas valgo čia. Is the restaurant? Where is it? Just a few meters from here. What are you eating? Just beef and rice. Gerai, jau palėse. Varom į... We go to Manasha? Manasha, baby. Sakė kažkokią posh vietelę. Nežinau, kas čia bus. Yeah, that's why I didn't say it. Yeah. Yeah, earlier. But maybe you can check. Čia nieko nevyksta. Šūdas. Mato toks načnykas, karoči. Kažkokias pripusęs mergas buvo atėjusios, šūdas šnekėjo. Tai varysim kažkokią kitą vietą, nes šiek pustištas visiškai variukas. Tai išgeriam alų ir varom. Tiesiog nežinome načnyko. Varom į kažkokį klubiuką rimtesnį. And true Italian. Cars. Culia. Cusciotto. Culia, Cusciotto. But yeah, they're running on the cycle. You can even have a kebab or something. Barbecue, yeah. Oi. Good. Nice food, people. Gyvėjau, bet irgi šiknaskylė tokia, bet pokui. We go? A beer? Yeah, inside. Tokia tema. Nieks nešoka. He's filming 360. Cool. And right now you are enjoying yourself. I'm here myself. I retired from running long time ago. When? 2018.
2018? 2018, yes. What's your marathon time? Marathon time, I didn't run marathon. 10K. 10K, 21K, and also marathon pacing. So what was 10K? Track and field. My time today is 27:28. Oh, amazing. Berlin, 10K. Then I left it. And now it's just... Now I'm enjoying it. I've been doing other activities. I'm a cop. Policeman? Yes. Why do you call yourself cop? Kenya police. No problem. No problem. Hakuna Matata, Hakuna Matata. So, that was nice. Okay, have a great evening. Nice to meet you. Yeah, nice. Yeah. I did in Valencia, I did in Italy, I did in Korea, I did in Morocco, Korea, Morocco, Berlin. Nice. Augustus, the best runner in Italy. Thank you so much, my friend. Best pacer, brother. Yeah, that's right. Gerai, čia varam namo. Šūdo. Nieko gero. Laikas miegoti, rytoj mint. Porą laus. Atspalduota, nustuminta. Solekam chatą. Valgyt Olandas. Kondo. No, goat. Yes, goat. Kondo. Yes, matka. Pradėjau ruoštis dviratukai. Vakar buvom tam bariuke. Žiauri lievą išsimegau. Tai dabar 3 valandas prasiminsiu. Papusryčiavau. Skrandis visai ant ribos. Tai pasižiūrim, kas gero vėliau. Ir bandysiu gal kitą maršrutą biškį rimtesnį pasimt. Bet labai daug elevationa. Nežinau, ar ne per daug bus, nes reikia po to dar sudėtinti viską. Tai vakar prižvengiam, smagu buvo, pamėgau ir dabar galim sportuoti toliau. Čiau. Nulabukas jau pamėgau karštoką. Einu editint video. Pasiminiau 3 valandas. Nebuvo lengva. Biškį per daug prisirengiau. Tikrai karštoka buvo. Nes užsidėjau tokį rudeninį viršų. Galvoju, biškį noris paįvairinti, kitaip atrodyt. Visose video su ta geltona maikė. Tai varam dabar iki main premises ir eisim editint video. Galėsiu parodyti, kaip ten atrodo viskas. Tik reikia iki jos daeit. Čia ir maistas, ir panašiai, ir sauna, ir džymas. Einam, parodysiu. Čia receptionas. Hei. Nu, čia tai labai gerai atrodo, man labai patinka. Čia vat masažus galima užsirašyti, tai pasiėmiau rytoj. Rytoj day offą pasimsiu po 20 dienų. Yra cold bath, krioterapija. 8 laipsniai. Šalta, bet atrodo nice. Yra sauna. Neįjungta dušai. Einame viršų.
Nu ir čia tokia pagrindinė erdvė, gali pulo pažaisti kažką, lauką išeit. Hai. Vaizdelis. O čia turėčiau gyventi, manau. Bet kažkokie bulgarai iškritę lopai. Tai va, pažiūrėsim, ką suderins. Karas sutemo, atidinau video, pavalgiau vakarienę ir dabar einu į hatelę mūsų ir užbaigsiu titin video, tai susitinkam jau kitą savaitę kitam video. Sayonara, chebryte.